It's for European interests. Thank you, Mr. Thank you. Munich speech, where he described that there was a leader. Labas rytas. Aš pirmiausia gal klausimų, kol neužmiršau kitų, nes šiandienos dėl JAV muitų girdėjome aukščiausiojo teismo sprendimą ir į tai reaguojant Trumpas įvedė 15% papildomus visam pasauliui. Kokia yra Lietuvos pozicija? Mes tikimės, kad Jungtinės Amerikos valstijos laikysis susitarimo, kuris buvo pasiektas rugpjūčio mėnesį 25 metais. Ir žinome, kad mūsų pusėje tie darbai vyksta Europos parlamente. Tikimės, kad ir Amerikos pusėje jie bus finalizuoti. Ir nebeįsivelsime dar į vieną eskalaciją susijusią su muitais. O šiaip tas susitarimas palenda po tuo aukščiausiojo teismo sprendimu, ar čia atskiras dalykas ir jis vis tiek galioja, ar turėtų būti panaikinta kaip teismas? Mūsų įsitikinimu jisai turėtų galioti. Vis tiek, Europos komisija investavo nemažai laiko, tai yra Europos komisijos pirmiausia kompetencija pasiekti susitarimų dėl prekybos sąlygų ir tikimės, kad jie bus įgyvendinti. Kaip Amerikos pusėje tie procesai bus organizuoti, tai jų yra pačių reikalas, bet mes tikimės, kad nereikės grįžti ir vėl iš naujo dėrėtis, nes buvo iš tikrųjų sunkiai pasiektas sprendimas. Šiandienos aktualija buvom girdėję iš Kajos Kalas, kad iki 24 vasario bus priimtas 20 sankcijų paketas. Dabar kyla klausimas, ar tai bus padaryta. Girdime, Vengrijos blokas, Slovakijos ir pietų šalis reikalauja švelnesnio to laivybos draudimo. Kokia ta situacija? Ko šiandien galima tikėtis, jeigu kažko galima tikėtis? Šiandien tikiuosi labai atviros diskusijos, dar kartą sudėliojant taškus, apie ką yra Europos Sąjunga ir ko mes visi bendrai siekiame. Negalime tapti įkaitais, iš tikrųjų tai vienos valstybės pagrinde, kas yra susijęs su sankcijomis. Jeigu kas nors kitos šalys šiek tiek kelia konkrečius klausimus susijusius su jų įmonių tolimesnė veikla, tai mes turime Vengriją, kuri iš principo tiesiog blokuoja ir tiek. Ir karo metinėms, ketvirtosiams karo metinėms Europos Sąjungoje neturėti 20 sankcijų paketo, ambicingas jis jau taip ar taip nėra, bet iš viso jo neturėti yra labai bloga žinia. Yra kita dar tema, tai 90 milijardų eurų dydžio paskola, kurią ir vėl Vengrija blokuoja, vilkina. Aš nesimsiu spėlioti, kiek vidaus politiniai procesai ir rinkimai Vengrijoje lemia tokius sprendimus, bet jie yra absoliučiai žalingi. Tai čia taip pat ir Europos Sąjungoje yra klausimas, ar neturėtume imtis teisinių priemonių ir užkirsti kelią tokiam manipuliavimui ir vienbalsiškumo principų ir tiesiog kažkokios kitokios darbotvarkės įgyvendinimui, kai yra tiek daug pastatyta ant kortos. Sunki ta situacija ir bus šiandien tikrai sunkus posėdis. Žinome, kad pagrindinis Vengrijos reikalavimas leidimas družbą toliau gauti energijos išteklius. Kiek čia, manote, kad ir bus tada nusileista, bus sudarytos tos sąlygos? Jisai nėra užblokuotas tas vamzdynas. Šiandien reikia suprasti, kokia yra situacija. Jisai buvo atakuotas Rusijos pajėgų, pažeistas, jisai yra šiuo metu remontuojamas ir taip ir į naftą neteka, teka kitais būdais. Aš tik priminsiu, kad partneriai nekartą pietų šalį siūlė Vengrijai, pats buvau liudininkas kokių 5 kartų, net su per daug detaliom, sakykime, sąlygom, kaip tas galėtų būti padaryta. Vengrijai tas netinka, nori savo rusiškos naftos, kas yra pigų, faina, gal skaniau kvepia jinai negu kad kita nafta ir tiek. Aš čia matau daug politikos ir visiškai traktuoti šalį Ukrainą, kurios yra infrastruktūra daužoma, kur žmonės neturi šildymo, kur elektros neturi ir prioritetizuoti dar ir naftotiekių taisymą tam, kad Vengrija galėtų gauti jai priimtinesnę naftą, man atrodo, čia reikia irgi šiek tiek realybėje akis pasižiūrėti. Tai yra per daug ir tai yra per įžūlų ir tai yra absoliučiai nepriimtina. Ką daryti su tokia šalimi nare? Artimiausių laikotarpių žinoma, kad reikia ieškoti spaudimo priemonių ir tai tokiu būdu spausti link kompromiso. Yra ne viena priemonė, ką ES gali padaryti per finansavimą, per tos pačius seifo pinigus, yra kitos priemonės ir reikia tą išnaudoti. O ilgesnių laikotarpių aš manau, kad mes turėtume spręsti, ar mūsų tikrai reikia 27. Sakėte, per mažai ir dabar ambicingas tas 20 paketas. Ko Lietuva jame pasigenda? Ko nėra? Ko tikėjotės, kad bus? Tikėjomės, kad bus pagrindinės įmonės. Tikėjomės, kad bus Rosatomas, jau nežinau, nuo kelinto paketo mes tą patį kartojame, kad bus Lukoilas amerikiečiai sugeba įstraukti, mes nesugebam. Tai kas yra? Tai kodėl mes negalime net su pereinamaisiais laikotarpiais įsidėti šitų įmonių? Mes tikėjomės, kad bus ambicingesnis finansų sektoriaus sankcionavimas, 25% vis dar nėra finansų paslaugų įmonių sankcionuota. Yra ilgas sąrašas, ką mes darėme, bet aš džiaugiuosi, kad Lietuva ir vėl santykinai viena daugiausia sankcijų paketų paruošusių yra valstybė. Ar aš teisingai suprantu, kad net ir tam
tam laivybos draudimui, na, jeigu dabar jau bus pritarta tam 20 pakete, sušvelnintas negu iš pradžių pasiūlė komisija. Ir kas dingsta? Taip, dabar jisai kompromisinis variantas vis dar yra ieškomas, jisai yra nepakankamas, jisai ir mūsų tai kaip suformuluota netenkina, nes realiai mes šitoje stadijoje draudimo dar neįvedam, mes jį nukeliam šiek tiek į ateitį. Aš suprantu, kad yra didelis poveikis įmonėms, kurios užsiema laivybą, kurios teikia tas jūrinės paslaugas, tačiau mes turime matyti ir didesnį paveikslą ir galbūt su tam tikrais pereinamaisiais laikotarpiais, su konsultacijomis, su G7, galima čia surasti tas formuotės, nuo kada mes galiausiai įvedame. Mes suprantame, kad viršutinės kainos ribos nustatymas, naftos kainos ribos nustatymas nebėra efektyvi priemonė. Paskutinis klausimas. 90 milijardų paskola. Atsimename, kai lyderiai dėl jo sutarė, Čekija, Slovakija, Vengrija buvo eliminuotos, kad kartu imtų paskolą tam, kad balsuotų už. Dabar Vengrija tai blokuoja, kiek tai gali iš esmės komplikuoti Ukrainos finansinius pajėgumus, kai žinome, kad balandį šalis nebeturės pinigų. Yra ne vienas teisinis politinis scenarius, kaip kada kas gali įvykti. Tai, ką išnaudoja Vengrija, neturi tos įrankius, nes tai yra susijęs su daugiametė finansinė perspektyva ir šitais įrankiais manipuliuoja, būtent kaip jūs sakėte, pati nedalyvaudama pačiame procese. Kaip tą pavyks pakeisti, aš tikiuosi, kad ras komisija argumentų, kaip kad ir anksčiau buvo. Šiek tiek pastumiu, šiek tiek kažką tai duodi, bet mes šito turgų turime uždaryti. Ir čia yra visų didelis lūkestis. Nes jeigu kiekvieną sprendimą priimti, reikės kažkokias morkas dalinti kiekvienam už tai, kad dėl bendrų saugumo interesų pritartų, tai kam mums tokia ES reikalinga? Tai mums reikia tokių, kur būtų bendraminčiai, kur mes vieningai matytume vieningai grėsmių paveikslą. Ir akivaizdu, kad mes jo čia nematome. Dėl to man tai čia yra pamatinis klausimas. Ar čia tikrai mes visi turim būti ES drauge? Jeigu nepatinka, susiraskit kitą organizaciją. Apie Baltarusiją. Kaip sekasi pratęsti sankcijas Baltarusijai? Koreperio sprendimas jau yra. Šią savaitę tikimės, kad bus sprendimas taip pat ir vienoje iš tarybų. Greičiausiai 26. Ką darom? Morning. Good morning. After Kaja, I think what to say, but tomorrow Estonia is celebrating 108th anniversary of our Independence Day. And actually, we gained our independence during the independence war against Russia, and we were victorious. So we celebrate tomorrow this important day. But I can say as well that without European Union and NATO membership, I couldn't stand here as a representative of the free country. Because unfortunately, these grey areas between Russia and NATO and the European Union, they have been always like the green light for Russian aggression. We saw the Georgia 2008, and actually tomorrow we are celebrating as well the 4 years full-scale war with all the atrocities against Ukraine. But actually this war started already in 2014. I don't need to educate you. But what we see is that Putin is not changing the goal at all. And more attacks against